Kiekvienas konstitucija yra tiesiogiai taikomas teisės aktas. Tiesiogiai. Aš sutikčiau, kad reiktų institucijos, kuri visus Seimo priimamus sprendimus verdiktų peržiūrėtų ir pasako, oi ne, jūs negalit priimti, nes čia prieštarauja konstitucijai. Šiuo metu, arba gerai, čia prieš priėmimą pasako, gerai, po priėmimo pasako ir tada Seimas iš karto po mėnesio laiko panaikina savo priimtą įstatymą ar teisės aktą. Šiuo metu Konstitucinis teismas atlieka tarpusavio kovų vieną iš funkciją. Socialdemokratai mušasi su Landsbergine partija. Ir tada paduoda į Konstitucinį teismą, nes socialdemokratų dauguma priėmė tokį įstatymą. Ir tada Konstitucinis teismas savo verdiktą pasako. O jeigu nieks nesikreipia, akivaizdžiausias konstitucijos sulaužimas, bet nieks nesikreipia ir Konstitucinis teismas savo verdikto nepasako, nes patys jie nieko negali imtis. Tokia tvarka padaryta, tik tai tada, kai juos kreipiasi. O jeigu nesikreipia, reiškia ir konstitucija nesulaužyta. O tada pabaigai. Konstituciniam teisme 9 teisėjai. Šiuo metu vienas teisėjas, dirbantis Konstitucinio teisme, yra sulaužęs Lietuvos konstituciją. Ir tai patvirtino Konstitucinis teismas. Ir po šito jie sutinka dirbti kartu su tuo teisėju, kuris jau sulaužė konstituciją, kai buvo Seimo narys. Ir čia, kaip sakė vienas profesorius, kad akivaizdžiai konstitucijai nusižengta buvo. Ten ne tai, kad aukštasis pilotažas, galbūt. Ne, ten akivaizdžiai. Tai dabar aš užtat nurašiau raštą prezidentui Gitanui Nausėdai klausdamas. Pareiškite, prašau, savo viešą poziciją. Ar jūs pasitikite Konstitucinio teismo teisėjui Stasiu Šedbaru, kuris sulaužęs Lietuvos konstituciją dirba Konstituciniam Seime? Nes 3 teisėjus skiria prezidentas. Sakėt Seime, teisme. Prezidentas Gitanas Nausėda nieko neatsakė į mano šitą prašymą. Tai aš manau, bet tam reikia pakeisti konstituciją. Nes čia tik tai, čia nei prezidentas, nei Seimas, ir manau ir Seimas irgi to nepadarytų, nes arba reikia 85 daugumos ir paskui tada, kad konstituciją keisti. Čia kaip su grynais pinigais reikia įteisinti konstitucijai, kaip reikia sumažinti iki 100 000 arba dar gal net ir mažiau referendumo kartelę, kaip mano nuomonė reikia sumažinti Seimo narių skaičių. Niujorke, visą Niujorką tvarko, aš tada žinojau atmintinai, kai šito domėjausi, ar 12, ar 17, ar 16 narių. Niujorko taryboje yra tiek narių ir jie sprendžia visus Niujorko klausimus. Kiek ten? 15 milijonų ar 20 milijonų gyventojų. Lietuvoje nepilnai 3 milijonai ir 141 turi spręsti klausimas. 71 mano skoniui visai užtenka, bet čia turi nuspręsti Lietuvos žmonės. Čia ne aš turiu nuspręsti. Tai konstitucijos pataisų jų reikia labai daug. Jau seniai pribrendo. Ir priedo aš esu už tai ir agituočiau už tai, kad būtų Lietuva prezidentinė respublika. Vieną prezidentą žmogų išrenkat ir tik tai jisai, ne kas kitas, kaltas už visą situaciją, jeigu jinai bloga Lietuvoje. Jis blogai organizavo darbą, jis blogus ministrus paskyrė, jis blogai dirbo. Ir nulinčiuoti tada jį, čia gražia forma sakant, po 5 metų, nes jis nebetinkamas yra. Arba pasakyti, kad jis dirbo gerai. O dabar tas turgus, kuris yra Seime, tai jisai visada, jis gerai turgaus prekeiviams. O mums patiems jis naudos jokios neatneša. Bet prekeiviai, 1, 2, 3, 10 žmonių, jiems tai yra labai gerai. Tie prekeiviai ir įdėjo į Lietuvos konstituciją.
Ir tame tarpe, kad ministras gali sėdėti ant 2 kėdžių. Nors demokratijos pagrindinis principas, kad įstatymų leidžiamoji valdžia turi būti atskirta kategoriškai nuo įstatymų leidžiamosios. Nu ir kas, kad pagrindinis principas. O 15 žmonių labai reikėjo. Tai pasinaudojom progą ir įkišome savo špygą taukuotą. Nukapoti pirštus už tokius reikalus, taip mes mažiukai sakydavom.